norime trumpai apžvelgti ekskavatorių 3D valdymo sistemos CHC NAV TX63 valdymo planšetę. Tai čia yra viena iš svarbiausių funkcijų, kurioje galite įsikelti visą projektinę medžiagą. Matosi kliento projektų sąrašas. Taip pat galima susikurti tranšėją, čia susivedant parametrus. Taip pat galima susikurti nuolydžio kampą, nuolydį. Taip pat galima susikurti naują plokštumą, susivedus parametrus. Šioje vietoje matote, kad yra 35 palydovai, jų koordinatės. Šioje vietoje matosi, kad nėra jokių klaidų. Matote, kad yra viskas pažymėta žaliai. Jeigu atsirastų kažkokia tai klaida ar problema, iškart matytumėme pagrindiniame ekrane kaip klaida. Čia matote projektinę medžiagą, kurią galima iš kliento, jis su ja dirba. Šioje vietoje galima pasirinkti kaip atskaitos tašką, nuo ko matuojasi kasimo darbai. Ar nuo kairio danties, ar nuo dešinio danties, ar nuo centro. Jeigu yra peilis, tai tada nuo peilio kairiosios kraštinės pradžios arba dešinės kraštinės pradžios. Šioje vietoje galima pasirinkti funkciją diena-naktis. Čia žinote, jeigu dirbate tamsiu paros metu. Tai va, šioje vietoje yra pagrindiniai nustatymų parametrai. Yra sistemos 2D ir 3D. Tai 2D sistemas dažniausiai žmonės naudoja tuneliuose, kur yra prastas ryšys. O Lietuvoje, kaip pasakyti, visi naudoja daugiausiai 3D sistemą. Šioje sistemoje pagalbinėje lentelėje galima pasirinkti mechanizmo kalibravimo vietoje, pasikeisti ir prisidėti įvairius kaušus. Šioje vietoje matom, kad yra 2 kaušai pridėti, bet susikūrus naują kaušą spaudžiame Create, susivedame parametrus ir paspaudžiame Next ir toliau viskas išsisaugo. Kas labai patogu, kad yra keletas kalbų, galima pasirinkti pagrindinę nustatymo lentelę, paspausti Configuration, paspausti System Configuration ir va čia pasikeisti norimą kalbą. Ir kitus parametrus, metrinę sistemą ar panašiai. Tai va, o apatinėje dalyje matosi visi kiti parametrai. Čia viskas priklauso jau nuo objekto ir nuo visų pagrindinių nustatymų. Tai va.